Gerbiami konferencijos dalyviai, nuoširdžiai dėkoju už pakvietimą tarti keletą žodžių atidarant šį renginį, kuris buvo suplanuotas kaip pirmasis pasaulio paveldo Lietuvoje metų renginys. Taip jau atsitiko, kad greičiausiai tai yra didžiausias baigiamasis UNESCO pasaulio paveldo metų renginys Lietuvoje. Nors UNESCO yra pagrindinė ir svarbiausia Jungtinių tautų agentūra dirbanti švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijos srityse, bei savo pagrindinį dėmesį skirianti švietimo prieinamumui ir švietimo kokybei, Europoje, o ir visame pasaulyje ir taip pat mūsų valstybėje, UNESCO labiausiai yra asocijuojama su paveldu ir labai dažnai išskirtinai su pasaulio paveldo vertybėmis. Dar kartą prisiminkime ir pasidžiaukime, kodėl 2020-uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metais. 2019-aisiais Vilniaus istorinis centras minėjo 25 metų, o Kernavės archeologinė vietovė 15 metų įrašymą į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, o šiais 2020-aisiais Kuršių nerija mini 20 metų, o Struvės geodesinis lankas 15 metų įrašymą į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Naudodamasi šią progą, norėčiau nuoširdžiai padėkoti Valstybinės kultūros paveldo komisijos visai komisijai ir jos pirmininkiai daktarai Vaidutei Štiglieniai bei sekretariato darbuotojams, ypač Andželikai Vėžieniai, ir už šį renginį, ir taip pat už nuolatinį komisijos dėmesį Lietuvos pasaulio paveldo vertybėms. Taip pat negaliu nepaminėti buvusios Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkės Evelinos Karalevičienės, kuri yra tikroji UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų idėjos autorė ir iniciatorė. Ačiū Evelina už šią puikią mintį. Taip pat dėkoju Kultūros ministerijai, ženkliai prisidėjusiai prie šių metų programos įgyvendinimo, bei visoms kitoms programą įgyvendinusioms ir kitaip atsakingoms institucijoms, taip pat jums visiems, kuriems rūpi pasaulio paveldas apskritai ir Lietuvos pasaulio paveldo vertybės konkrečiai. Turėti 4 pasaulio paveldo vertybės tokioje teritorinė prasme nedidelėje valstybėje yra garbė ir nemažesnė atsakomybė. Šie jausmai tampa dar labiau aktualesniais ir pakiliais, turint mintyje, kad prieš beveik mėnesį iš UNESCO pasaulio paveldo centro sulaukėme žinių apie tai, kad Kauno modernizmo architektūros nominacinės bylos projektas atitinka administraciniai paraiškai keliamus reikalavimus. Tai atveria kelią galimybei iki kitų 2021 metų vasario 1 dienos pateikti galutinę paraiškos versiją tarptautinių ekspertų ir UNESCO pasaulio paveldo komiteto vertinimui, siekiant Kauno modernizmo architektūrai suteikti UNESCO pasaulio paveldo statusą. Tokiu būdu Lietuvos pasaulinės svarbos vertybės stoja į vieną gretą su kitomis 1117 kultūros ir gamtos paveldo vertybių, nes šiandieną pasaulio paveldo sąraše yra įrašyta 1121 vertybė 167 valstybėse. Iš jų 53 vertybės įrašytos į pasaulio paveldo pavojuje sąrašą. In order to learn from the devastation and destruction of the 2 world wars, to promote understanding between peoples, and to secure peace, UNESCO was founded in 1945 as the educational, scientific, and cultural organization of the UN. A remarkable event strengthened further international cooperation. Following the construction of a dam in the 1960s, the ancient temples of Abu Simbel were literally on the verge of sinking. An international rescue mission prevented this by dismantling the monuments and rebuilding them on higher ground. This successful project raised awareness about the fact that all over the world there are places that are of outstanding value to all mankind and which therefore must be protected from threats such as armed conflict, deliberate destruction, economic pressure, natural disasters, and climate change.
the idea of the World Heritage was born. In 1972, the first member states of UNESCO signed the World Heritage Convention and committed to preserving natural and cultural monuments and sites of outstanding universal value on their territory. For a site to be included in the World Heritage List, it must first be nominated by the country in which it was located. The nomination is examined by international experts who decide whether the inclusion in the list is justified. Finally, the World Heritage Committee, a body of 21 elected states, takes a vote. World Heritage Sites shows the diversity of cultures and natural phenomena that are tangible evidence of the bond between human beings and nature. The UNESCO World Heritage contributes to the preservation of these remarkable places and to promoting cultural exchange, dialogue, and peace in a sustainable way. Pasaulio paveldo sąrašas – tai Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos karūnos brangakmenis. 2022 metais ši konvencija minės garbingą 50 metų jubiliejų. Ir nors jie sudaro tik 38 straipsniai, tai yra vienas svarbiausių ir plačiausiai pripažintų tarptautinių paveldo apsaugos dokumentų. 1972 metais Pasaulio paveldo konvenciją pasirašė 20 valstybių. Šiandieną ją ratifikavo arba prie jos prisijungė beveik visas pasaulis – 193 šalis. Lietuva pirmoji iš valstybingumą atkūrusių Baltijos valstybių 1992 m. kovo 31 d. prisijungė prie šios konvencijos. Taigi, 2022 minėsime ne tik konvencijos priėmimo 50-metį, bet ir Lietuvos prisijungimo prie šio tarptautinio dokumento 30-metį. Prisijungimas prie Pasaulio paveldo konvencijos buvo strategiškai svarbus žingsnis, siekiant įsitraukti į tarptautinio bendradarbiavimo kultūros srityje procesus, užmegzti valstybės diplomatinius ryšius bei įtvirtinti tarptautines kultūros ir gamtos paveldo apsaugos, išsaugojimo ir sklaidos taisyklės ir vertybinės normas. Pasaulio paveldo konvencija, nors artėjanti prie savo 50-mečio, yra moderni ir unikali savo koncepcija. Jie įsteigiama veiksminga kolektyvinio paveldo apsaugos ir tarpdisciplininio bendradarbiavimo bei paramos sistema vienijanti tarptautinę bendruomenę bendram tikslui – nustatyti ir išsaugoti pasaulinės svarbos kultūros ir gamtos paveldo vertybės. Šis teisinis dokumentas įtvirtino naujas iki tol paveldosaugoje neegzistavusias savokas. Visų pirma, joje kalbama apie pasaulio paveldą, kaip bendrą visai žmonijai priklausantį palikimą, už kurio išsaugojimą yra atsakinga ne atskira pavienė valstybė, bet visa tarptautinė bendruomenė. Antra, į paveldo apibrėžimą įtraukiamas ne tik kultūros, bet ir gamtos paveldas, taip pat vertybės turinčios ir kultūros, ir gamtos paveldo bruožų. Šiandieną tokių pasaulio paveldo sąraše yra 39. Trečiasis aspektas. Paveldas turi išskirtinę visuotinę vertę, kurios neriboja valstybių sienos. Tai yra paveldas svarbus visai žmonijai dabar ir ateities kartoms. Tikriausiai šioje vietoje turėčiau pabrėžti, kad pasaulio paveldo sąrašas ir jame esančios vertybės nėra pačios gražiausios, didžiausios, įdomiausios ir panašiai. Norėčiau pabrėžti, kad į pasaulio paveldo sąrašą įrašomos kultūros paveldo teritorijos turi turėti išskirtinę pasaulinę vertę istorijos, meno, mokslo, estetikos, etnologinių ar antropologinių požiūriais. Įrašomos gamtos paveldo vertybės be minėtų išskirtinių pasaulinių mokslinių bei estetinių ar gamtos grožio verčių taip pat turi būti išskirtinė savo geografija, geologinė arba fiziologinėmis vertėmis, taip pat svarbios nykstančių gyvūnų ir augalų rūšių buveinių išsaugojimo požiūriu. Kultūriniai kraštovaizdžiai taip pat gali būti įrašyti į pasaulio paveldo sąrašą, jeigu jie atspindi ilgalaikę žmonijos raidą, nulemtą gamtinės aplinkos bei susijusių socialinių, ekonominių ir kultūrinių, vidinių bei išorinių veiksnių. Kaip jau minėjau, Lietuva prie šios konvencijos prisijungė 1992 m. kovo mėnesį. Per 30 metų šios UNESCO programos dėka Lietuva tapo matoma ir svarbi tarptautinėme kultūros lauke.
Todėl yra nepaprastai svarbu išsaugoti ir užtikrinti ilgamečio darbo tęstinumą. Apskritai, UNESCO yra ta bendrinė kalba, o šios organizacijos konvencijos, programos ir projektai padeda pasaulio bendruomeniai pažinti vieni kitus, komunikuoti ir bendradarbiauti įvairiais lygmenimis. Taip pat UNESCO, o šiuo metu mes kalbame apie pasaulio paveldo programą, suteikia labai daug galimybių bei plataus pobūdžio instrumentų, kurie valstybėms narėms padeda atsakingai žvelgti į pačios pasaulinės bendruomenės suteiktą valstybių narių kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimą. Todėl šiandieną, apžvelgiant UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metus ir kalbant apie Lietuvos vertybės, privalome kritiškai vertinti, ar iš tiesų, prabėgus beveik 30 mečiams konvencijos galiojimo Lietuvoje metų, mūsų valstybė atsakingai laikosi konvencijos reikalavimų. Tai yra, ar Lietuvos Respublika pasaulio paveldo konvencijos nuostatas yra pilnai integravusi į nacionalinę teisę ir ar esame pasiruošę nustatyti, išsaugoti, apsaugoti, pristatyti ir perduoti ateities kartoms valstybių teritorijoje, Lietuvos valstybės teritorijoje esantį išskirtinės visuotinės kultūros ir gamtos paveldą. Į šios klausimus geriausiai atsakysime 2020-2023, kuomet Lietuva kartu su Europos ir Šiaurės Amerikos regiono valstybėmis pateiks kiekvienos vertybės periodinę ataskaitą, įvertinant, kaip konkrečioje valstybėje laikomasi konvencijos reikalavimų, bei pateikiant informaciją apie kiekvienos vertybės išskirtinės visuotinės vertės būklę, autentiškumo ir vientisumo išsaugojimą ir įtakojančius veiksnius pačiais įvairiausiais aspektais, kalbant apie fizinę būklę, transportą, taršą, plėtros subalansavimą, atsakingą turizmo poreikių tenkinimą, taip pat aptariant demografinius, sociokultūrinius ir kitus aspektus. Ir bus kalbama apie tai, kaip pasaulio paveldo vertybės ir pasaulio paveldo komiteto sprendimai buvo įgyvendinami per pastaruosius 6 metus. Labai svarbu pabrėžti, kad periodinėje ataskaitoje ją pateikianti valstybė privalo įvertinti nacionalinės priemonės, kuriomis įgyvendinami tarptautiniai įsipareigojimai ir efektyvus pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimas. Ir pradėkime nuo atodūsio. Visų pirma, visi žinome ir visi suprantame, kad dėja ne. Lietuvos Respublika nėra kol kas pilnai integravusi pasaulio paveldo konvencijos nuostatų į nacionalinę teisę. Tai nekartą savo sprendimuose akcentavo ir Valstybinė kultūros paveldo komisija, ir kitų atsakingų institucijų atstovai, ICOMOS nacionalinės institucijos nariai ir nepriklausomi ekspertai. Kaip žinia, kiekviena Lietuvos pasaulio paveldo vertybė ir ne tik Lietuvos yra valdoma vadovaujantis eilė teritorinio planavimo ir kitokio pobūdžio dokumentų. Tačiau Lietuvoje tie dokumentai dažnai prieštarauja vieni kitiems, įstatyminės nuostatos bei savokos dažnai teisiškai kvestionuojamos ir netitinka esamos vertybės išsaugojimo būklės. Mes vis dar ieškome geriausio, labiausiai teisinio atitinkamo ir tinkamo teisinio būdo, kurio pasaulio paveldo konvencijos nuostatos galėtų būti pilnai integruotos į nacionalinę teisę. Parengiant ir priimant specialų įstatymą, o gal parengiant ir priimant konkrečius įstatymus skirtus kiekvienai atskirai Lietuvos pasaulio paveldo vertybei, gal priimant atitinkamus vyriausybės nutarimus. Į šios klausimus dar reikės atsakyti. Todėl labai norisi tikėti, kad naujos sudėties Seimas ir vyriausybė, taip pat naujieji kultūros, aplinkos ir žemės ūkio ministrai, taip pat atitinkamos savivaldybės ir atsakingos institucijos šios kadencijos metu ne tik identifikuos geriausią teisinį būdą, bet ir nepabijos imtis politinės atsakomybės, dar kartą pasikartosiu, pilnai integruojant pasaulio paveldo konvencijos nuostatas į nacionalinę teisę. Antra, Kultūros ministerija vis dar nėra paskyrusi nacionalinio koordinatoriaus kultūros paveldui. Nacionalinė koordinatorė gamtos paveldui yra Rūta Baškytė. Vis dėlto visos 4 Lietuvos vertybės pasauliniu mastu yra įvertintos kaip atitinkančios vieną ar kelis kultūros paveldo kriterijus ir priskiriamos kultūros paveldo vertybių kategorijoje, kalbant apie pasaulio paveldo sąrašą. Šiai kategorijai neabejotinai sėkmės atveju bus priskirta ir Kauno modernizmo architektūra.
Todėl Kultūros ministerija yra ir turi būti nacionaliniu lyderiu, siekiant tinkamai ir atsakingai įgyvendinti Pasaulio paveldo konvenciją. Trečia, nors Vilniaus istorinis centras periodinę ataskaitą teiks jau trečią kartą, o likusios 3 pasaulio paveldo vertybės 2014-aisiais jau teikė savo periodinės ataskaitas, vis dėlto keli su pasaulio paveldo vertybių išsaugojimu susiję klausimai taip ir liko neišspręsti. Ir bijau, kad jie ir net nebuvo bandomi spręsti. Visų pirma, nei viena Lietuvos pasaulio paveldo vertybė neturi valdymo plano. Šio dokumento, kuris turi būti specialiai parengtas kiekvienai vertybei asmeniškai, svarbą akcentuoja Pasaulio paveldo komitetas praktiškai kiekviename savo sprendime. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad valdymo planas nėra teritorinio planavimo dokumentas. Valdymo planas tai specifinė apsaugos priemonė, skirta užtikrinti pasaulio paveldo vertybės, išskirtinės visuotinės vertės išlaikymą ilgalaikėje perspektyvoje, apibrėžiant bendrą nacionalinę apsaugos ir valdymo sistemą bei konsoliduojančias institucinės pastangas. Valdymo planas turi būti susijęs su tarp instituciniais susitarimais ir strateginė jų veiklos planavimo stebėsena ir valdysena. Taip pat vertybių stebėsena, jeigu ji ir yra vykdoma, ji nepakankamai atsižvelgia į Pasaulio paveldo konvencijos reikalavimus ir iš esmės nėra adekvati sparčiai besikeičiančiai urbanistiniai, architektūriniai, gamtiniai aplinkai, ypač kalbant apie pokyčius Vilniaus istorinėme centre ir Kuršių nerijoje. Apibendrinant galima pasakyti, kad nėra nei parengta, nei patvirtinta, nei naudojama, nei stebėsenos metodika, nei įvairios prevencinės priemonės. Atskirai būtų galima išskirti Kuršių nerijos atvejį, kuomet ir be specialios stebėsenos, nors tai pabrėžia Pasaulio paveldo komitetas, yra aišku, kad turizmas ir transporto srautai yra faktoriai, keliantis vieną iš didžiausių rizikų Kuršių nerijos išskirtiniai visuotiniai vertei ir tuo pačiu metu yra vienas iš sunkiausiai sprendžiamų uždavinių. Pasaulio paveldo komitetas, pasikartosiu, nuolat ragina parengti strateginius turizmo ir transporto srautų valdymui skirtus dokumentus. Deja, trūksta ne tik politinės valios ir atsakomybės, tačiau labai trūksta tarp institucinio bendradarbiavimo, komunikacijos ir aiškių visų institucijų atsakomybių bei funkcijų pasiskirstimo. Ir tai pasakytina ne tik apie Kuršių neriją, bet ir praktiškai visas Lietuvos pasaulio paveldo vertybės. Trūksta nacionalinės lyderystės, nekalbant jau apie savivaldybių lygmenį. Tam tikrą prasme tai yra susijęs su valdymo planu, tačiau, kaip aš jau minėjau, nei viena Lietuvos pasaulio paveldo vertybė neturi patvirtinto ir įgyvendinamo valdymo plano. Taip pat, kalbant apie periodinę ataskaitą, ši konferencija, nors ir neskirta Kuršių nerijai, vis dėlto yra dar viena proga atkreipti dėmesį į Kuršių nerijos kaip pasaulio paveldo teritorijos ploto neatitikimus ir buferinės zonos nustatymo svarbą. Skatinu išspręsti ir imti spręsti šį klausimą kuo greičiau. Moksliniai tyrimai, edukacija ir sklaida yra dar vienas labai svarbus momentas ir nenorėčiau šiandieną skirti ypatingai daug dėmesio šiam klausimui, tačiau apibendrindama tikrai niekam nepaslaptis pasakysiu, jog edukacija bendraja prasme yra nepaprastai veiksmingas įrankis siekiant visuomenės sąmoningumo ugdymo, žinių apie pasaulio paveldo vertybės sklaidas. Tuomet gimsta atsakomybė ir supratimas, kad sunykus, tegu ir mažiausiai pasaulio paveldo vietoviai, nepataisoma žala daroma visai žmonijai. Atsakomybė yra išsilavinusio žmogaus bruožas, o žinojimas suteikia saviraiškos tobulėjimo, santarvės ir gerovės kelius. Rengiant šio pasisakymo įrašą dar nebuvo patvirtinta 18 Lietuvos Respublikos vyriausybė. Vis dėlto naudodamasi šią progą nuoširdžiai linkiu visai vyriausybei, ypač naujiesiems kultūros, aplinkos, žemės ūkio ministrams, taip pat Seimo nariams ir visiems dirbantiems ir veikiantiems kultūros ir gamtos paveldo srityse įsigilinti ir iš esmės suprasti pasaulio paveldo konvencijos nuostatas, pačią konvenciją, jos tikslus
Tuomet mums visiems atsivers nepaprastai gražus, įdomus pasaulis ir mes tikrai turėsime kuo džiaugtis, pristatydami Lietuvos pasaulio paveldo vertybės. Dėkoju Jums, gražaus ir prasmingo renginio. Ačiū.